Labas rytas, vakar buvau užjudėta, ne? Buvo biški užjudėta. Kaip kam kas. Aš tai dar ir dabar judu. Aha. Aš jau nebejudu ir aš labai noriu valgyti. Mes važiuojame Talutį, kur daugiau man važiuoti. Galėtų procentus pradėti mokėti. Okay. Jo, tiek reklamos. Nu. Tai... Kuponai, na. Iškirpsiu, nebijok. Be keiksmažodžių. Važiuojame Talutį, nes yra jau beveik 12, tai čia pusryčiaut, pietauti ir va, aš pasidažiau biškį, minimaliai, kad iš žmogo atvirščiau. Nes taip tai buvau žvėris. Tai ne žmogus. Ir paskui žiūrėsim, nuvažiuosim gal iki kokios koplyčios ar kapinių. Šiandien spalio 30. Zapyškio bažnyčia šiandien mūsų. Jo, Zapyškio kapinių. Tokie yra geriausi video. Jo, štai iškirpsiu. Zapyškio bažnyčia. Kapinių koplyčia. Nu, ar bažnyčia? Bažnyčia? Nu, okei. Tai šiandien tokia va mūsų programa, nes mes mėgstam lankyti mažų miestelių bažnyčias ir koplyčias ir kapines. Mums labai gerai sumoka. Kapinių influenceriai. Čia patilėk. Laima, Latviešu, pelnenės riešutėnis, salvainis, since 1870. Nenorim į kėdę borelis pasimasažuoti. Nuvibruotų, kad paskui. Čia kaip viskas raudona. Čia taip specialiai suderinai Hell su tumšioje šokolade. Gal aš su tavim derinu. Aha, okei. Koplyčia. Pamačiau šitą vietą Facebooko grupėje apleistos vietos ir bunkeriai Lietuvoje. Buvo rekomendacijų keletų žmonių ir verta, nes šitie vainikai. Man čia yra kažkas tobulo, va ir kavos man padėta. Čia ne mūsų. Čia ne mūsų. Bet čia yra beautiful. Čia yra jie metaliniai. Žiauriai gražu. Tai mes ne Akropolį einam, o tokias vietas. Būtina visiems dabar važiuoti šito keliu, kur šis nieko nėra. Ar būtina? Ta patį galvoju. Nu, aš nesuprantu. Jau trečia mašina, čia nėra nieko. Mes dabar važiuosim į Paršelius. Ei, gandriukai, kur tu eina? Žąsine. Žąsiniukai, kokie mėly, baitė. Suidaryta burna būtų dar vienesnė. Štai mes atvažiavome ekstra, kad nusifotkinti prie Paršelių. Gutalaks gimtinė. Kodėl? Švainio metal. Važiuojam į Karčiamą pro Bebrininkus. Labai graži Lietuvos gamta, gamtovaizdas, beautiful. Atvažiavom į Antanavą, pamatėm koplyčią. Eisim į koplyčią. Aha. Labai įdomus tokie dalykai, man labai patinka. Lietuvos kultūros sostinė. Primenam, kad žodis lotyniškai kultūra kilęs ne iš žodžio kūlo, šikna, o iš kolono, kolonizuoju. Okay. Atvažiavom į Ąžuolų būdą.
į sotulį, nes aš užsimaniau pavalgyti, tai susiradom per Mepsus. Esam Ąžuolų būdoj, neklauskit, bet kaip cute čia, pabandom. Ir per karštas čeburekas valgyti, kažką per tropikalis. Allah akbar. Wow. Esame paragaus. Kaip atvėsi? Nežinau. Nežinai? Okay. Zapyška bažnyčia ant Nemuno kranto, nuostabu. Apsipirkinėjom dar biškį pavakarosim, tai aš priėmiau tortą visiems. Ir dar vieną knygą nusipirkau Maksimui, kadangi 40% yra knygoms nuolaida. Labas rytas. Užsidėjau kaukę, nuostabiai atrodo. Parodysiu kokią, neatsimenu, ar rodžiau ar ne, tai pirkau Helovyno kaukės. Čia ne Lietuva, čia Vokietijai. Tai va, išsimaudžiau, dabar papusryčiausiu ir reikės nuvažiuoti nupirkti poros dalykų. Aistė paprašė namams, nes jinai dirba šiandien iš namų, tai negali važiuoti niekur. Tai aš padėsiu šiek tiek nusipirkti vakarėliui stafo. Tai ir paskui man makiažas ir šukuosina. Tai va, plaukus išsiplovau, sakė išsiplauti. Ir keliausiu. Va, labai fainos tokios kaukės, dar aš jų ir daugiau pasiėmiau. Įvairių variantų, tai čia Gothic roza, kaip tik Halloweenui šiandieną. Pabaigiau kelioninę dušą želę, šiaip būna dušą želė tose visos Airbnb ir viešbučiuose, bet man savo kažkaip labiau patinka, nu tai vad nebent baigėsi, tada jau naudoju tą valdišką. Tuomet šitą pabaigiau kelioninį purito kremą, tai aš jį prasikarpu, ypač tokio mažo dydžio, tai čia dar būna labai daug. Ir dar va tokį turėjau iš senesnių kelionių, jau beveik pabaigtą ir pabaigiau naktinį tokį irgi labai riebų kremą, labai man patiko. Aš ir vėl talutį atėjau dienos pietų Akropolį Kaune, labai skanu buvo. Ieškau ką nupirkti dar vakarėliui, kažką heloviniško gražaus, paėmiau tokių vaiduokliukų, dekoracijoms ir valgymui. Aš vėl pas Gintarę darysiu makiažą ir šukuoseną. Ačiū. Aš daugiau padarysiu, nes ir rankas sujudėjo. Per petuką dar padaryko. Va taip tiesiau, kad plaukučiai dar matytis. Va, labai gerai. Ir gali taip va į ten pasižiūrėti kur nors. O, žiūrėk, visai. This is for you. Biškai turėsi kartą padaryti. Taip prieš atvažiuojant. Gerai, gali. Norėčiau su pirštai kišti. Norėčiau veidą grūsti. Reikia lėkštutę. Simonai, duok lėkštučio. Jo. Lėkštutė. Pažiūrėjau, dabar nereiktų lėkštutų. Ką tik Aistė surado? Nebus skystas dar? Ne, jaučiu. Na, bet... Čia jau toks... Geras, labai geras. Labas rytas, aš jau turiu išsičekint. Turiu išsičekint, vakar gerai pabuvom, labai fainai. Pažaidėm mano atsivežtom tam Helovino kortom tokiom. Ir labai skaniai pavalgėm lazanę, žiauriai skaniai buvo, tiramisu labai skaniai. Tada viena buvo mergina, kurios aš nelabai pažinau, bet pasirodo, galbūt pažinau iš senų laikų iš Klaipėdos, iš mano paauglystės. Tai radom visokių bendrų pažįstamus, to pačiu vaikinų draugavom. Tai jo, fainai, labai fainai pabuvom, grįžau trečią, kol susirašiau, nes išsimaudyt, makiažą nusivalyt, labai geras makiažas Gintarės. Buvo 4, o dabar keliaus 10, nes reikia išsičekinti. Tai dabar esu biški bename, bet važiuosiu vėl pas draugus ir būsiu tenai. Kulinarinių patiekimų. Išėjom prasivaikščioti po naktelės.
Atėjom į Kauno Žaliakalnio žydų kapines, labai čia tokia įdomi atmosfera, labai apleista. Das sieht wie Festival aus. I'm sending Paul a video. My festival. It looks like festival because everyone is going to the cemetery. Festival of the Dead. Festival of the Dead, yeah. Filmuoti negalima. Neaiškink. Neaiškink. Nu va, lapkričio 1 ir jau man rytoj skrydis sekmadienį. Aš kaip visada pasiėmu Radisoną prie oro uosto, einu nusiprausti ir įsimiegot, man keltis 5. Tai skrydis 7:20, dėl to aš visą laiką nebūnu toli nuo čia, kad nereiktų bent jau taip anksti keltis. Tai ką, baigėsi mano kelionė, atsisveikinu ir susitiksim jau greitai vėl Lietuvoje už mėnesio. Tai iki.